Kas galėjo pagalvoti, kad žymusis poetas Janas Kochanovskis, tasai, kuris savo eiles skaitė net pačio Žygimanto Augusto antrojo rūmuose, vasarą užstriks Kaune. Ne savo valia poetas sustabdė kelionę, ne savo valia. Dailios pirklio dukros Onos Dulkaitės pakerėtas. Jautė jaunieji, kad meilė ši gyvuos amžinai. Nenumanė, ką jiems ruošia likimas. Klastingasis Bernardas Bitneris slenka Onos tėvo namų link su pikčiausia klasta. Papirkęs teisėjus, įgavęs Stepono Dulkės prielankumą, Bitneris siekia įgyvendinti piktus kėslus. Ir tik jaunoji pora, apgaulės liudininkai, teskiria Bitnerį nuo turtų. Ar pavyks Bitneriui susidoroti su porele? Ar pavyks jauniesiems atgauti tėvo turtus? Kasgi nutiko Perkūno name? Dvi nekaltos širdys. Ypatingas namas. Apgaulė, veidmainystė, išdavystė. 1564 Kaunas. Sužinau, kas nutiko Perkūno name.